tai kol kas yra trečioji pozicija. Na ir sako, gerbiami žiūrovai, kviečiame patį jauniausią šių varžybų dalyvį, garsios Jasų dinastijos vieną iš atstovų Zigmantą Jasą ir žirgą Santaną. Duetas atvykęs iš Vilniaus, na, o šis jaunas mažas raiteliukas atstovauja savo šeimą, tai yra Jasų šeimyną. Žirgas Santana yra 6 metų Baltijos kanoverių veislės žirgas nuo Cisko ir Karitono, gimęs ir užaugintas čia Lietuvoje ir priklauso mamytė poniai Viktorijai Navickaitei. Taigi jaunasis Zigmantas Jasas ir Santana štai kaip gražiai pradėjo savo pasirodymą ir 4 kliūtys nesukelia jokių problemų šiam jaunam, bet labai perspektyviam raiteliukui. Ir Linkolnas 4 baudos taškai už žirgo nepaklusnumą sugaišta 70 sekundžių lygiai. Na, į startą kviečiamas dar vienas jaunas šaunus raitelis, jaunasis Zigmukas Jasas, atvykęs iš Vilniaus. Taigi Zigmukas Jasas ir žirgas Santana, 6 metų amžiaus Baltijos kanoverių veislės žirgas, gimęs ir užaugintas Lietuvoje ir atstovauja savo šeimyną. Tai yra savo sporto klubą, kuriai vadovauja tėvelis Stasys Jasas ir mama Viktorija Navickaitė. Taigi, Jasų dinastijos atstovas, vienas jauniausių šios dienos sportininkų, Zigmukas Jasas ir Santana pradėjo savo pasirodymą ir, kaip matome, 5 kliūtys nesudaro jokių problemų šiam duetui atvykusiam iš Vilniaus. Zigmukas Jasas ir Santana 0 baudos taškų maršruto sugaišta 59,68 sekundės dalys ir tai yra kol kas 5 pozicija jaunučių skaitoje.